Rytas visiems. Man rytas, jums nežinau, kokį dabar metas, bet labai graži diena šiandien. Dienas ir penktadienis, gruodžio 2. Užsukau į kavinukę prie namų tenais ir pasėmiau graikišką pastrį vadinamą su fetos sūriu. Žiauriai skanu. Bet taip labai lengvai užkandau, nes planuoju, dar kavos pasėmiau ir planuoju kažkur nueiti atsisėsti, kažkaip normaliau kažką pavalgyti. Žodžiu, šiandien penktadienis ir aš dar turiu rytoj vieną dieną, bet tai aš geriau būtų penktadienį praeiti šitos populiariausius turistinius objektus, nes šeštadienį turbūt bus vis tiek kur kas daugiau turistų. Esu visai netoli Akropolio, buvau turistų informacijai ir bandžiau išsiaiškinti, kur galima gauti informacijos būtent apie tą bėgiką. Sakė, kad geriausia vieta man būtų nueiti į Akropolio muziejų, ne į Akropolį, bet į Akropolio muziejų ir ten yra biblioteka. Įėjimas 5 eurai. Eilė prie bilietų. Čia, kaip suprantu, eilė į patį Akropolį. Ir atėjau prie Akropolio muziejaus. Labai modernus pastatas. Ir aišku, turistų labai daug. Tai greičiausiai reikės palaukti. Turim bilietus. Kaip ir sakiau, 5 eurai. Dabar eisim ieškoti bibliotekos, bet sakė man į biblioteką su kuprinė neįleidžia. Tai kuprinę reikės palikti. Dabar esu muziejaus bibliotekoj. Čia apačioj pats muziejus. Bet čia bus problema, nes knygos, visa informacija maždaug čia bus turbūt graikų kalba, anglų kalba, nežinau. Ir ką rasiu ir nežinau, kiek laiko turėsiu, jeigu kad ir anglų kalba. Vis dėlto tai yra tikra istorija, ne kažkokia tik tai šiaip sukurta legenda. Ir to bėgiko vardas buvo Filipidis. Nežinau, ar teisingai ištariu. Ir jisai bėgo su šarvais, kaip suprantu.
bėgo su šarvais. Ir jo mirties priežastis dėl to ir buvo, kad jisai sunku šarvai, atbėgti 42 km ir panašiai. Bet man kažkaip tai neatrodo labai logiška bėgti su šarvais, nes aš kiek galvoju, kad jisai nebuvo karys, jisai buvo pasiuntinys. Man labai pasisekė ir aš susitikau archeologę, kuri nenorėjo, kad ją filmuočiau, bet man papasako istoriją, kur man daug aiškiau viskas pasidarė dabar, nes iš tikrųjų aš visą laiką galvoju, kažkas čia nesusieina galai, daug tokių detalių buvo, kur man kažkas tai nesusieina ir kaip aš šnekėjau su ta archeologė, man pasidarė aiškiau, tai žodžiu, kaip ir sakiau, Fidipidis, kur buvo pasiuntinys, jis nebuvo karys, jis neturėjo sargų, jis buvo pasiuntinys, kaip ir paštininkas, kažkas tai tokio. Ir jo darbas buvo pristatyti žinutę. Prieš prasidedant maratono mūšiui, Fidipidis buvo pasiųstas į Spartą. Kai jisai nubėgo iki Spartos, Spartoje vyko tuo metu festivalis, dabar tiksliai nepasakysiu pavadinimo to festivalio, kaip ten kas buvo, bet pagal tą festivalį jie negali kariauti, ten kažkiek tai laiko, jie ten turi švęsti ir panašiai. Ir jie negalėjo, Sparta negalėjo padėti Atėnų kariams maratono mūšį. Tada jisai bėgo atgal iš Spartos, atgal į Atėnus, pranešti, kad Sparta neateis padėti. Ir tada jisai, kai atbėgo į Atėnus, tada jisai mirė. Tai, čia jau tikrai yra ką veikti. Ir neaišku, kaip sakau, kaip jie tais laikais gabendavosi su savim vandenį, ką jie valgydavo, kaip jie ieškodavo to vandens. Dar neaišku, koks klimatas tuo metu buvo. Tai daug detalių, bet jau čia gali mirties priežastis būti ne tik tai, kad dehidratacija čia. Tai nieko bendro Filipidis neturi su maratono bėgimu. Tiesiog maratono bėgimas buvo sugalvotas tokia kaip legenda, gal Filipidžio atminčiai, nežinau. Dabar pirmiausiai noriu paaiškinti tiksliau, kaip vyksta šiuo metu, ta prasme šiais laikais, tai vadinamas autentiškas maratonas, Atėnų autentiškas maratonas. Jisai prasideda maratono mieste, ten, kur aš vakarą pradėjau savo bėgimą. Ir tada visi bėga faktiškai didžiąją dalį autostradą, jinai būna uždaryta ir jinai tiesiog toks greičiausias, netiesiausias, bet greičiausias toks kelias į Atėnus, visą laiką skaityk pagrindiniu keliu iki Panathinaikos stadiono istorinio. Tas atstumas yra 42 km. Paskutiniai 20 km yra ganėtinai sunkus, nes visą laiką bėgi į kalną. Ta prasme, nėra status kalnas, bet vis tiek visą laiką po truputį įkėlė. Tai daugam būna pratraukti mėšlungis ir panašiai, kaip kino koks pasiruošimas, aišku, būna. Tai nėra pats lengviausias maratonas, kokį galima bėgti. Ką dar jie daro, tai to maratono metu, tai kaip ir aš vakar, aš nusiskyniau 3 šakeles nuo alyvmedžio ir jas nešasi iki Panathinaikos stadiono. Tai jiem priduoda tas šakeles ir jie turės neštis
iki Panathinaikos stadiono. Dabar aš kai bėgau, tai kaip ir sakiau, man kažkaip atrodė, pagal jisai turėjo bėgti takais ir pagal mano tokius apmąstymus, tai jisai turėjo bėgti per kalnus, bet kaip ir paaiškėjo, šita istorija nėra tikra, jinai yra išgalvota. Gali būti, kad jinai buvo išgalvota labiau pačiom pirmom olimpiniam, nes kad atbėgti 42 km ir pasakyti mes laimėjom, kam tada bėgti? Galėjo visi grįžti, visi kariai grįžti, viską ir pasakyti, mes laimėjom. Tai vien dėl to man buvo šita istorija kažkokia tai biškai, kaip netikra. Kas ir yra. Dabar aišku, jinai nebuvo tikra. Iš tikrųjų, tai dabar pasidarė biškai, kaip ir liūdna. Tas bėgimas toksai atrodė toks reikšmingas, bėgti iš maratono į Atėnus. O dabar, kai pasirodo, kad reikia bėgti ne iš maratono į Atėnus, o iš maratono į Spartą ir tada į Atėnus. Kas šiuolaikiniam žmogui, nežinau, kiek tokių planetų rasi. Yra tokių, bet nelabai daug. Kas Filipinas iš viso, ta prasme, buvo herojus. Jeigu, sakyt, pagal tai, ką jis išties padarė, o ne tai, ką ta graži legenda šneka. Ta legenda kažkaip sumenkina jo pasiekimus. Nežinau, kiek iš tikrųjų čia yra tiesos, bet tai, ką man čia papasakota archeologija, yra kur kas arčiau tiesos, mano manimu. Žinojau, kad kažkas tai negerai su ta legenda, bet tikrai nesitikėjau, kad atsakymas bus būtent toks, koks jis yra dabar. Bet ką dabar veik? Gerai, dabar lankom, paliekam Akropolio muziejų ir eisiu į Akropolį, po to Panathinaikos stadioną. Matot, atėjau prie bilietų kasų į Akropolį ir ne vienas žmogaus dabar. Taip, kad vertėjo pirmiau eiti į muziejų. Dabar eisim į Akropolį. How much? 10. 10. Cash or card? Whatever you want. I think I have cash. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Hello. Your bag? Ναι. Could you please open this bag to check it? Yeah. Συνάδελφος ο κύριος Πορφύρης, σε παρακαλώ μια επίδειξη 2 διαδρομές και επιστρέψει στο πόστο. Ελήφθη αυτό το παιδί πάνω για να το παραλάβει. Ελήφθη αυτό. Okay. Okay. Thanks. Thank you.
Sembra che sia venuto male come sito. No, sito. Queste le migliori. Rodo temperatūrą, kad 14 laipsnių, bet iš tikrųjų aš tai jaučiuosi kaip kokie 25. Aš jau visas šlapias. Ten chebra ant tos uolos tūsina. Ne, čia jums parodyti, nežinau kaip parodyti. Ten matot? Čia parodyti. Viskas atvirkščiai. Ten, matot, va ten yra uola. Ten šaika tūsina ant tos uolos. Nerealiai. Tadam! Bet jūs žinotumėt, kiek laiko aš laukiu šitos akimirkos. Ir iš tikrųjų toks planas buvo, kad aš atbėgčiau iki čia vakar. Bet yra kaip yra ir aš atbėgau, kai aš atbėgau, niekas nebedirbo. Bet užtat aš galėjau pamatyti naktinius Atėnus nuo kalno, kas buvo tikrai įspūdinga. Nerealiai. Kiek istorijos, kiek čia visko buvo. Bet įspūdingiausias man dalykas yra tas, kaip tokį statinį čia pastatyti. Būna dienos, kai svajonės pildosi. Čia man viena iš tų dienų. Akropolis. Wow. My old friend, have you lost where you're going? Hey, my dear friend, are you too tired to love again?
You stormed out and took your bag so fast you left your coat. Remember the one you wore that night in Ontario? I still think about those days in the stillness of our home. Yeah, I want to. Viskas paliekam Akropolį, kaip nesinori palikti iš tikrųjų šitą vietą. Nu, 10 eurų kainuoja bilietas, 5 eurai į muziejų ir į Akropolį 10 eurų. Čia tas pats kaip Akropolis, ta pati kaina. Nu, bet gal nenumirsiu nuo to 10 eurų. Thank you. Mes esam Panathinaikos istoriniam stadione, kur įvyko pati pirmoji olimpiada. Man atrodo, tai vienintelis pasaulyje stadionas pastatytas iš marmuro, kas yra nerealu iš tikrųjų.
Ir jau jie greitai užsidaro, dabar 5 valandos, jie užsidaro 5:30. Vis laik svajojo apibėgti ratuką aplink šitą stadioną. Tai reikia paskubėti, nes paskui užsidarys, taip ir liks svajonė neįgyvendinta. Bėgam. Go! Chebra sprintuoja. Man šiandien nelabai iki sprintų. Geras. Nerealus jausmas. Ir finišas. Dar viena varnelė uždėta. Mano bucket listo. Emocijos tiesiog verda viduje, nežinau net kaip paaiškinti. Žiauriai malonus jausmas. Wow, I have fun with that. You have family in UK? Yeah. All right. Edinburgh. Scotland. What? Edinburgh. I have friends in Edinburgh. Yeah. I see. Jeigu ką, tai šiandien ant tiek įspūdžių net pamiršau pavalgyti. Dar tik tai suvalgiau tą vieną pastą su fetos sūriu ir viskas. Ir vieną puodelį kapučino. Nieko daugiau nevalgiau ir nieko daugiau negėriau. Netgi dabar pagalvojau, netgi vandens negėriau visą dieną. O dabar jau yra 5:30. Tai kaip ir pas laikas būtų eit pavakarieniauti. Grįžau į vieną iš pagrindinių gatvių, kur vakar bėgau, nes mačiau labai daug restoranų. Bandysiu susirasti kažkur pavalgyti. Labai daug sutinku Panathinaikos fanų. Ir šiaip labai daug žmonių kažkaip kalba apie krepšinį, kaip Anglijoje to krepšinio niekas nežino, o ypatingai europinio. Nesutinku Olympiakos fanų. Visi fanai Panathinaikos. Το YouTube λέω. Ο πολίτης δουλεύει τον Ιωάννου. Να ο Γκάλης που έχει πάρει θέση για τις ελεύθερες βολές. Σκορ 90-97, 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από βολές παράτασης.